Labas rytas, mano mylieji. Apšalį. Gerai, kad nesmarkiai. Va, apsivalau stiklus. Ir važiuosim iki miesto, iki parduotuvės. Susitiksime su Modestu tenais. Ir priimsime svarbius planus. Sakė, šiandien pakuotis važiuot. Drin. Reik to pač nuėti ir pas kaimynų. Išvežti kaimyną atostogauja. Dar vienas konteineris į parunkį. Tai jau paliksiam abejus ant gatvės. Važiuojam į darbelį. O toks. Nu, kapilarus. Atbulinis bėgis jungas. Nu, be kavos nei dienos. Kapkite, tu gali startuoti žmogus rytą neatsigirs kavos. Va, štai mes ir vėl čia. Kur mes? Kur? Čia kur sakiau, kur žmonės degėt. Šiandien pečius nepakords, du mylis narvukst. Žodžiu, šiandien nieks nekuren. Kontai pagalvojau, ką gali kitim žmonėm parodyti, kaip saka, kitus žmonės. Sukurti mąstyseną apie vienus. Kad priversti galvoti kitus žmonės apie tus žmonės, kada neiššūkiai ar kitokiai. Žiūrėk, va, elementars pavyzdys. O, vau, žiūrėk, atvažiavau. Modės jau su Renaldžiu įrankį numuštas, jau renkas sukėjim aparat puol. Kokie biča, jie neišaunulė, aš nežinau. Paploti, animrė, paploti. Arba gali sakyti, bliuka į vidarą, būčiau niek nesakys, būtum niek į nepaėm, viskon turiu žant sužiūrėti. Jūs tad galvojate, kokie slunkėte jėnų darbininkai. Pas monis daugiau nieks naptelti, gronštėlis ir ungalėlis, viskas pilna. Tobulas rytas, mums užsakytas, kol tu miegi. Mes braižome strižainės ir tempiame šniūrus, nes polių suksime 3. Žodžiu, senas pastatukas stovi geram kampe. Pasižymom lėnį. Turime įstrižainę, čia daug mondravot negaliam. Atrodo, būtum projektą, kaip ir identiški terasa, bei terasa. Ten daug nieko nežiūrėjom iš tikrųjų. Gavos, aišku, viskas gerai tep. Bet čia biški yra viskas sudėtingiau. Tai tenka žodžiu ir daugiau biški matavim pradėti. Va tokie skirtumai atrodo. Ko šitie, juk vein teras padarė, jau antrą gali daryti. Bet kiekvienam objekte, kaip aš sakau, būn skirtingai. Va. Vis teik darys sena madiška daba. Nes mūsų viskas čia stovi labai geram stačiam kampe, mes galim susisokti. Bus vis teik paprasčiau susižymėti, negu surulėti matuotis. Viskas ir 10 kartų patikrinta ir pamatuota. Čia reik prispirti, tik tą gerą Modestą priseins, kad niekur nepasibėgtų. Renaldį prispaudam, abys pas Modestus įsuks. Į bus ledų krūva. Nu, dar viena šokio aikštelė yra jau sumarkirauta. Išsiardom savo sovietinį kampainį. Bet to kampainiaus niekur čia. Išpreit objektą mes anon atsivežėm. Surinktą tokį. Gerai, viskas yra labai gerai. Kaip žolins atrodo visai lygus, problem neturėtum būti su aukštės, ne? Gal nereikės nukasinėti vėliems po 15 cm gilį. Matysiam tai jo. Vėl ta pati melodija, nieks nesikeitė. Gražiau. Palieku berniukus gręžti polių. O pats jau atvarau iki krautais, reik paimti tada dar kelis ilgas rėkius. Reik paimti veržlių, šaibų, reik pasiimti geotekstilis ir palies parvažiauti. Parvešu. Ir nežinau, ar aš čia maišysiu su anim, ar nesimaišys, nes dabar madėjim tokį, ką žinau, nei 5, nei 9. Aišku, gali čia vetin iš karto.
nuoseklę bandyti kabinti balkius, dar kažkom, paskiau geotekstilį bus sunkiau užsidėti, kol nie viskas sugrįžta. Žodžiu, kažkaip taip šiandien pirm toj dain, prie tos teras tiekis sau, užtenktinį 2 žmonių pilna. Kažį niekur nematau. Agro plėvelės ar geotekstilis. Oplia, lysk čia nais. Va, turėjom geotekstilį. Turime ilgas rėgius, turime veržlės ir turime šaibas vietoje. Varom iki berniukų, išsikrausiam, dabiš padirbėsiam ir bus šiandien jau pietus. Kaip gerai. Da niekur kluoti geotekstilis, dar reikės bišk palaukti. Aš jau norėjau kluoti geotekstilį. Negalviniuoda. Blamba, ka bloga. Ta per minų lauką kokią. Puks. Gerai atrodo. Tobulėjam. Veins aparats, ruošam antrus aparats grįžėjimą. Ilgas regės supjaustyti. Iš karto sukinėjų veržlis, kad nebereikėtų paskiau varkis. Žodžiu, einam ant upgrade'o, greitinam savo darbą. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. Nenor lysti. Modės ir pasileipti ant poliaus. Ne ant poliaus, ant tos stongas. Suvalgi tokį kepsnį, kaip mon galva. I da vis tai bankukintuliau tarš. Da turiu avižų mačiau. Jo, čia reikėtum hamaką prisirėžti, kad galėtum meiguoti supronti atsigolis da, be grįžunt. Nu, dabar jau po peitų greičiau mūsų tas teipolė. Čia buvo labai keitų žemė, labai sunkiai susisuko, labai. Po 2 mm išveina apsukėm tik tas. Tai įsivaizduoju, kiek reikia apsukėm padaryti, kad sulystom toks polis. Wow. Nebijok, kaip ten sak. Darbas ne vilkas, į mišką nepabėgs. Duok laiko savo pramogoms. Ne, pataikė. Durniavom ir gana. Laikas eiti prie darbų. Duok, pačekinsim. Pačekink. Tai čia maišas mums. Konč sak, roda dabiškai leidžiamim, palauk, padėsim poliaus grina. Polius roda biškai kelti. Jauč, gera bus. Gera, yra naudai. Aš čia irgi važiavau, tai apsistojau, bet jau... Konč sak, pasmūdės. Pastais leisti žemyn, da sak. Būt ne objekcija, nebūt krūvimų peršti. Taip. Turp būt pakrikštyta viskas krauju. O, geriau tegul bum biški žemiau, negu per aukštą, ne? Pažiūrėsim, katras polius sukas greičiau. A tas su smolkiu sriegiu, a tas su tokiu stumbesniu sriegiu, man įdomia. Tas stondų sriegiu šiaip daugiau iškel, žemės į virš. Kokį kalną šitą padar. Kionai
o ten teisus visas praktiškai lygia, jokį iškilėjimą nėra. Manau, teisukas žymė greičiau stombis rėgi. Bent jau aš taip galvoju. Tas lempų kol kas geriau, bet čia modės bėški buvo staptelėjęs trumpam. Tai matysim, dabar jau nebeaišku, nes skirtingų laikų bus abudu sukti susukti. Ir nenusifilmavau, kad aš dėjau tus pagalsi, dabar vis galvos, kad aš niek nedirbau. Galvos, kad jūs sudėjot vis tų šakalis. Nelabai ko nedirba. Nu, aš sakau, Tu tik pinigų skaičiuoji. aš esu bachūras prie šaibų, mate. Bachūras prie šaibų aš esu. Tuoj susidėsiam šaibytės. O, tiukš, 2, 3, 4, 5. O, gerą čia iššovė. Mate, kaip mes susėjom iš karto. Šaibas su pinigėliais. Esam ne tik susidirbę, bet ir susiprikolinę. Susiprikulinį jau net esam, nu. Čia susidirbimas jau čia ne tas žodis ir. Va, šmaukšt. Apie veržlis dar niek nesam sugalvoję, ne? Ko nors, da laik stebė. Lietutis linoja. Bet mums nelabai tas ir trukdo. Opa, šitas koks vaizdėlis. Turėjom susidėję šitą. Šitą, kaip mums vadinas, geotekstilę. A tu čia taip dara? Aš tai paskiau persidedu strupcinsum, prieš tai tuo buvus ilgas rigiausi biški, tada tom pasiteisin. Nu, žiūrėk, monka, nesiremtis ein, kad būt maž tarpils ir. Liuks. Pažiūrėkit, kaip gražu. Oho, tai šiandien susportavom normaliai. Va. Turėjom neblogą rezultatą. Poliai, geotekstilį, abudu karkasą, viską išlyginti, tik skaldelis neusivežėm. Nu, įmatypikis skaldelį, prieko pasistatysim kur nors čia ir fukt. Prisimesėm į ton vėdują. Ir laikas važiuoti švęsti didįjį penktadienį. Nai. Oba. Aš žinot, ko reiškia, jeigu links tvins Renaldi. Kakal. Sakda, pelį tebeaug. Taip sakydavo, sen meistras atsimin. Sak, jeigu kalivini, jie dar linkstana, reiškia pelį tebeaug. Apse, kokį dragerį pagaminsiam. Ant šito bus pakabintos, gegnos visos. Toks biški rimtesnis bus 30 cm. Ir kas čia gausias apie 7 comus pločiaus, 30 aukščiaus ir 4 metrų praktiškai ilgio. Nepilna 4 metrą. Va, toks drageriukas savadarbis. Aš manau, kad ganėtinai puikiai jisai laikys. Dar papildoma klėjukų visur šitas. Ek. Turės mums atsidurti va čionais, va kur tas ragelis stovi, čia to veito. Tai, aš vakar nik nefilmavau, nieks vakar net nematė, kol mes šves su modės dirbom. Vakar žiauriai smarkė, tai dvi jau su modės titu. Pasistatėm vieną sieną, pasistatėm antrą sieną šitas, susirinkom. Ten tokis ant varėkį pasidarėm 30, ten gaunas 35 rodos aukščiaus, tai bus gerai, tenais tikrai laikys. Ir dabar tobulinam šitą santvarą, tai tom ragą da nuimsiam, dėsiam vieną USB čia irgi, o gal netgi dvigubą USB sudėsiam, bus matyti. Žodžiu, reik biškį eliminuoti ton judėjimą, nors dabar kaip ir nejud, bet gaus apkrovos visko gali būt, kad uns norės biškį spaustys. Tai kad tas neįvyktom, dėsime USB, paskiau ant viršaus, čia dėsim vieną balkiuką, nu kad rodėsias gegnaitės. O čia paskiau susimantausi tus tarpus stumdomas, tos durys, langų sistema stumdoma. Teiktami tarpi bus, teiktantami tarpi, žodžiu. Nu, lyts nedidelis tok 9 laipsnė tik tas, nes kartuojas viskas sutintau ir nu centrą leidas viskas į apačią. Tai va, daryt visokių knebiniukų, bet kažkaip pasidarysim. Šiaip į vakar išsitaisiu ors, nes iš ryt vėl buvo tragedija, tai nesinori nei traukti, nei kam ir šlapia, šalta, vėjas pučias, narglys tysta. Žodžiu,
Jau vakar saulė išlindava. Jėga. Tu nusisok į nerodyk veidį, nenori. Va. Įtvirtai. Ore kybantis laiptas. Jokių polių po apačio atramų. Va šitep. Čia galės sumontuoti leduką. Kokios nors spalvos į gražią savo švies. Nesimatys polių jokių artai. Nes buvau mintis, kad dėti dar vieną brūsą po apačitam laiptau, bet nedėjom. Pakabinom mes tam laiptų visai kitokių būdų. Ir visai neblogai iš čia kybo, ane? Nu, kiek čia kilogram, Renaldi, kiek seri? 83 raumenų. 83 raumenų štas 100 50-50. Bišk lašiak, bišk raumens. Į laipts va, stov, veitelė. Ne, negali neviniuoti. Žodžiu, Terasavičius jau pustogų gret bus ryto, aš taip manau. Šitais gegniukai sudėti. Ten sudėjom trigubas sluoksnį USB. Tai bus tikrai tvirtai, viskas įsuklijuota ir peršaudyta. Čia pradėjimodės daryti sienikę, dasibaigs, perimetrą uždedam ir ryt galės traukti plėvelę ant stogo ir ruoštis dangą. Ir kas be ko, užsivežti akmenukų, užsukti terasinis lins ir užkalti šitas dvi sienelės. Va, tokie darbai. Gerą dieną iš saulėtas Žemaitės. Kon jūs nesušalot pavasarį, kažin, ką? O turėlis geras. Brč, pastriukis į lauką, išlipti neina. O tokie reikaliukai, vyručiai. Nu, maunam į Milašaičius į Lempivę. Reikia parsivežti dailylenčių, paskui reiks važiuoti iškuoti teraslenčių. Žodžiu, turiu reikalų šiandien. O ką, bičiuliai, esame nusikaltimo įvykio vietoje. Nusikrauname lentas ir važiuojame iškuoti terasas. Oplia, turim teraslentes. O gražis, o dailis kokias. Fantastika. Labai gera partija lentų. Darbai vyksta jau. Lentų nebėra. Lentas suvarytas, nudažytas. Modestilis pjaunas. Kaip laikpato tu per veido? Ant tau gali paduoti dailylenčių porą gali duoti nebent. Ai, bendra gali duoti, blankę jeigu nori. O, Renaldas suka varstelius. Video vlogas. Sena be filmava. Jau seniai, nu kažką vis užmirštum kamerą išsitraukti. Šitą ruda laiptukas. Apa. Atsą. Nu, padariau laiptuką. Patį pirmui šitą mon video vlogeris mažas darbį irgi. Nedariau 45, padariau va tokią glutį. Ir man gražiau negu 45, sakykit, ko norit. Galit mane nušauti, jeigu norit, man gražiau. Va, tai žodžiu, turėjom laiptą, turėjom užkalę lentas. Ruošamės stogą, Renaldis suka varštelius. O aš lipu į viršą pjautys seną stogą. Atsikėliau seną dangą čia per vieną lapą, nes man reikia dabar nusipjauti čionai iki centro to balkiaus, kad galėtumėm gražią su plivel pravažiuoti. O Modestau rek atsipjauti senas seinas lens, kad galėt plivelti apuškelti biškį viršų. Žodžiu, yra reikaliukų. Teisėjai malkinį. Kažin kap čia teisė užsidėti tom kapsaka. O panašia bus pagal kraigą. Panašia gausias. Kad nupjau šalin? Jo, to nupjau šalin, kad plivel čia
prasėti mums patogio. Tai kažkur tik. Nešidėse sluots, paskiau dangai pripačiai Danga bus. pristot kažką prekti, lemba. Priklijausi ant snarglių. Kažką vis tik, nu, kur žiūr, kad Skordau ant snarglios priklijausiam čia. Va. nebus daugiau kai jiem. Čia dar biškį pjauti. Kad nesulaužyti. Haba. Ir tas teisė keliaun į Malkinę. Bliom, žinok, jaučiu, o aš taip drįsčiau teikti, kad visai stačikom aš čia pavariau. Drįsčiau teikti, kad čia į stačikom pavaryti. Tai jau parodysiam savo kanalo stebėtojam. A jis tāds kamps. Iš akiais. Ja. Yra, tikrai yra. Va, sistemička tokia. Nusikėliau lapelį šitas. Grebės tą visi sausiausi, gražiausi, puikiausi. Aš nesuprantu, kaip ten tas stogelis kur kel. Štai atvykome ant kotedžiuko. Staigi statytojas ir vėl pasistengė. Visi grebės, tai žiūrėkite supuvę ir supelyje. Šitą. Blizgvis grebės tą gražiausi. Tobula, tobula. Ir neprikipsi žmonės, ne meistrai pasistatė pats garažai, niks niekur nepelyja. Kaip saka, reikia statyti su protu. Ir rankas tai teisinga, kapinskė. Rankas neišiknos turėtų, ne? Ir viskas gausias gera. Žodžiu, toks. Tokelis, taposkapi redi beveik. Čia galėčiau dakelis varštis įsokti ton gegnį, pritraukti šanom priseinas. Ir čia galės traukti plėvelę jau ant viršos. O, a jūs matot, sobinėt, soksins mane. Ko aš norėjau parodyti, Renaldi? Bež padroškė mane. Klysta kartais ir Modestas, matot. Dabar čia man reikia burti viską perdaryti, nes čia plėvelę turėsim uždėti, o čia šitą kastinę aukščiau. Būtų čia šniojęs šitą žemyn, matai. Bet viskas į gerą. Kodėl jis taip padarė? Kodėl jis taip padarė? Paaiškinkit man, kodėl čia taip padaryta? Kodėl tavo galva nesugalvojo, kad talentą iki galo stumt? Nes buvau Lietuvomis. Čia šniok šalin, galą čia šniok šalin. O lentos neturim daugiau tokios, viskas. Ne, gerai bus, viskas tvarko. Čia atsistuksim, paskui praskardinsim ton lent iki pačia, uždėsim skardikę gražią ir bus originalna. Nieks čia nebeplėšys daugiau jo. Aba. O, šitos tu jau gražiai bišk pataisysim iš kitos pusės. Eik. Kartais ne viskas darosi tobulai. Reikia ir grubumo, ir netobulumų, bet galutinė maizde viskas bus vis tai gerai. O, į Modesticiją apsipjovi savo lentas. Išsitraukinį, kaip čia parodyti, kaip čia prietrek. Tu jau pabandysi, čia turim kopitaitis. A čia tep užpakau, tai? Nu čia buvo daug sunto, žinotai. Opa. Nesakysim, kas čia ir. Čia rimtų dėdžių reikalai. Va, tenais skylą pasidarė jau. Taip pairės plėvelčią tep čiukšt ir čiukšt. Ir bus gerai. Kap gegins pjaustėm ir kap ant montavom, aš čia niek nefilmavau. Galit net pasižiūrėti MB karkasiukas. Labai puikiai išdėstė visas mintis. Kap reik sumontauti gegins, kap susipjauti, kap susimatauti. Tai papromautinsiu jo kanalą, kad atsirastų daugiau subscriberių pasanų, nes manau tikrai verti meistrai. Yra daugiau žiūrovų. Tai vat galite užeiti tenai ir pamatysit. MB karkasiukas. O kon mes niek. Po beški dirbam. Aš varysiu tu jau į Palatvijį. Prie Latvijos einas. Padarysiu einą konsultaciją. Ir paliksiu čia darbautis ir matysiu, gal spėsiu
gal spėsiu dar grįžti. Žiūrėsim, kiek tų valandų bus, kaip čia su tuo laiku visų man. Va, tokie reikalai. Jau baigi suryti vis skalda, ne? Kas šitai, du kubatė. O tai tau technologija. A storesnis spalvoj su lentom? Tai gali ją prišlifauti su turbinki. Jok, Modestas, sakyk garsiai, juk visi žinom, kad tą plivelį gaidys. Ką? Nežinau, ką panos kokybė, kad ne kokybiška, bet kada nors neanteisę užviniuoti, ar vis laik fabriki būn kažkap skipa į konusą susukta, ar ištėmta veina posinės, ką aptemp, jeigu padara viršetum lygią, apačias vis laik va, met į gunklą. Ir jau už ketvirtį kiaučiu tik plivelį šį apnaudu. Kažkada fasadą naudojau, kad nerektin kažkokį ypatingomą. Ir te patvinėjus kažkada trūka hebra buvau nuvežęs. Tokios plivelis kelis metrus irgi nejaukės iš tos plivelis, dabar tu tom pats sakai irgi. Nu nesiviniuon teisė, nikap. Be šanso non teisė užviniuoti. Ventum. Nori gražiai, va, jau dabar. Ventum, lygtais norėtum ir apsivemtum. Grina. Gera su eilė vava, ne? Surimavau iš kart. Nu nieka, Modestis, bus gera vis tiek. Ane? Plivelį bus uždėta, galvos nelašies kondensata. Nors čia to pastat į tepanį nelaš, nors į plivelis nėra uždėtos. Bet kadangi mes sakom, čia viskas susistiklins, čia bus šilčiau vis tiek vidau, lauki bus šalčiau, yra tikimybė. Tai padarysim, kad nebebūtum tos tikimybės. Sok. Mums patink tokiai lota. Gali atsistuoti čia kapų ant lieptėlių ant lotą. Kapų ant lieptėlių gali, o grebės tai. Niek nepadarysiu, sen medien naudojam, kur buvo dvigų pjovimo lentas, niek čia nesiterliuosa, nezaimaus iš naujo, nes toj pats kardą dėsės, tai dėrės ir šita. Karkasą irgi surinkom iš tos pačios senos medienos, aišku, ten skiras, tai pločia, va taip. Kaip nori, taip skiriasi, bet bendro visumo atrodo gerai. Kai jau įjungia kamerį pafilmausia mane. Pasisijungia. Išgribliavo machminukus jėga. Vedėlis. 5, 6 skelšiai iškart paėmė. What you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts, in this house